Dėkoju, kad domitės ekologinės statybos tema. Mano vardas Maksimas, atstovauju įmonę EcoBuild Ukraine. Šią žinutę gavote, nes domėjotės būtent mūsų produktu. Taigi, trumpai paaiškinsiu, kas yra namas iš šiaudų skydų. Visų pirma, tai medinis karkasinis pastatas, todėl jam galioja visos taisyklės, kaip ir kitiems karkasiniams namams. Tačiau kaip apšiltinimo medžiagą naudojame presuotus rūginius šiaudus, kurie leidžia jums, kaip užsakovui, mėgautis natūraliu mikroklimatu pastatos viduje. Paprastai tariant, nesvarbu, ar lauke karšta, ar šalta, namo viduje visada bus komfortiška temperatūra, be perteklinės drėgmės, be pelėsio ėmbribelio. Tai namas, kuris leidžia jums jaustis maksimaliai patogiai ir natūraliai. Dar paprasčiau, sienas tiesioginė to žodžio prasme kvėpuoja. Tai reiškia, kad oras prasiskverbia pro sieną, neprarasdamas energijos, nei šilumos, nei vėsos, priklausomai nuo to, ar šildote ar vėsinate savo namą. Visas jūsų sienų plotas veikia kaip vienas didžiulis rekuperatorius. Šviežas deguonis patenka į pastato vidų net tada, kai visi jūsų langai ir durys yra uždaryti. Svarbiausio mūsų pastato pranašumo neišmatuosi pinigais ir nepamatysi akimis, nes tai ir yra garų pralaidumas, natūralaus mikroklimato formavimas. Tai be ko jūs tiesiog negalite gerai išsimiegoti ir jaustis sveiki bei komfortiškai. Techninė klausimo pusė. Sienos storis siekia 400 mm plus molio tinkas, kuris yra natūrali apsauga nuo kenkėjų ir, svarbiausia, nuo ugnies. Jokia kito karkasinio namo apdaila nesuteiks jums tokio saugumo, kaip storas molio sluoksnis, kuris gaisro metu nieko neišskiria ir nepradega iki 1000 laipsnių Celsijaus temperatūros. Be to, molis nediktuoja jūsų namo išorinės išvaizdos, nes tai tik pradinis tinko sluoksnis. Sienos sumontuojamos vos per 1,5 ar 2 dienas, jei tai 100 kvadratinių metrų namas. O vyšnia ant torto yra tai, kad tokį namo komplektą galite surinkti patys, net be mūsų pagalbos, vadovaudamiesi tik instrukcijomis. Ir išdidžiai pasakyti, kad pasistatėte namą savo rankomis. Tik mūsų technologija leidžia praktiškai bet kam surinkti namą savo rankomis, nes iš esmės tai yra didelis Lego konstruktorius. Šiaudų skydai gaminami ceche, presuojami dideliu slėgiu taip, kad šiaudai labai tvirtai laikosi kartu ir jokių būdų nesukris ar neiškris. Mūsų architektas gali pritaikyti bet kokį projektą šiaudų skydams. Neturite projekto? Nededa. Mūsų architektas ir inžinierius konstruktorius mielai sukurs jums asmeninį projektą, individualiai pritaikytą jūsų sklypui ir jūsų šeimai. Būdami tokio namo viduje, jūs jaučiate masyvumą, jaučiate, kad tai kapitalinis statinys, o svarbiausia, jaučiate visišką tylą ir komfortą. Nes šių šiaudų skydų garso izoliacija gerokai viršė panašaus storio sienų iš kitų medžiagų rodiklius, net ir su papildoma izoliacija. Atskirai noriu pakalbėti apie teles šiaudiniuose namuose. Tiesa ta, kad graužikams visiškai nesvarbu, iš ko pastatėte savo namą. Iš plytų, kitoje betono, skydų. Pelės eina ten, kur šilta. Per visą mūsų darbo istoriją nė viena pelė neįlindo į šiaudinę sieną. Ir tai yra visiškai neįmanoma dėl kelių paprastų priežasčių. Pirma, mes naudojame patikimą natūralią apsaugą nuo graužikų. Būtent į pradinį molio tinko sluoksnį dedame kalkio. Kalkės graužikams yra tiesiog nuodai. O antra, mes naudojame standartinę karkasiniams namams apsaugą nuo graužikų. Tai yra metalinį tinklą. Todėl visos tos gąsdinančios istorijos apie šiaudinius namus ir peles yra tiesiog nesąmonės ir pramanai. Realybėje tokios problemos apskritai nėra. Statybose yra labai daug spekulacijų. Todėl kartais labai sunku atskirti, kur mitas, o kur realybė. Judame toliau. Labai svarbus momentas. Namai tinkuojami moliu, smėliu ir vandeniu. Jokios chemijos, mažiausiai 100 metų. Už manęs matote, kaip atrodo pradinis molio tinkas. Toliau po jo galite naudoti bet kokius dažus, bet kokį garam slaidų tinką, ventiliuojamą fasadą iš medžio, iš metalo, viską, kas jums patinka. Svarbiausia, neužsandarinti sienos, neužgniaužti jos kvėpuojančių savybių. Tas pats pasakytina ir apie vidaus apdailą. Jūs niekaip neapsiribojote tuo, kad jūsų namas yra iš šiaudų ir molio. Galite įgyvendinti bet kokius interjero sprendimus. Svarbiausia, išsaugoti garų pralaidumą. Ir tada jūs gaunate namą šimtmečiams su geriausiu energetiniu efektyvumu, garso izoliacija ir vidaus mikroklimatu. O dabar apie kainą.
Namo iš šiaudų skydų kaina beveik nieko nesiskiria nuo namo iš akytojo betono blokelių, SIP skydų, karkaso su vata ar kitų sprendimų mūsų kainų segmente. Mes neatsižvelgiame į mūrinius namus, keraminių blokelių namus ir panašiai. Šiandien absoliučiai visos statybų įmonės moka daugiau ar mažiau vienodą atlyginimą savo darbuotojams. Darbo rinka yra išsilyginusi. Esmė ta, kad skirtumas yra tik sienoje. Mes, kaip šiaudų skydų sienų gamintojai, galime daryti įtaką tik mūsų sienų kainai. Tačiau likusios jūsų namo sudedamosios dalys bus formuojamos pagal rinkos kainas. Rinkos kainos visiems yra daugmaž vienodos. Todėl, kai kas nors perka betoną, jis perka jį rinkos kainą. Tai galioja metalui, langams, stogo dangoms, įvairioms apšiltinimo medžiagoms, visiems tinko mišiniams. Iš esmės, jūsų namas susideda iš įvairių komponentų. Ir mes, kaip statybų įmonė, lygiai taip pat kaip ir kitos statybų įmonės, perkame šias medžiagas už daugiau ar mažiau vienodą kainą. Todėl, jei kas nors jums siūlo pastatyti namą gerokai pigiau, tai nereiškia, kad jis atrado kažkokią visatos paslaptį ir dabar gali jums statyti pigiau nei visi kiti rinkoje. Tai reiškia, kad į jūsų pasiūlymą tiesiog neįtraukti tam tikri dalykai. Ir tie tam tikri dalykai iš esmės ir sudaro kainos skirtumą, kurį gavote iš skirtingų įmonių. Todėl atidžiai išnagrinėkite sąmatas. Sąmatas – detalės sąmatas paslaugoms, kurias jums siūlo, ir medžiagoms, kurias jums siūlo. Juk langai, kurie yra už mano nugaros, gali kainuoti $5,000, o gali kainuoti ir $15,000. Jie patys langai, tos pačios angos, tačiau jų kokybė labai stipriai skirsis. Todėl nagrinėkite pasiūlymus, kuriuos gaunate. Jei jums įdomu statyti ekonomus su natūraliu mikroklimatu ir norite viso paslaugų komplekso, arba iš dalies išspręsti kokį nors klausimą su EcoBuild Ukraine pagalba, prašome, atsakykite į šią žinutę arba krypkitės tiesiogiai mūsų kontaktais. Ačiū! Aš asmeniškai kviečiu jūs susitikti mūsų biure Kijeve, Kirilivskos gatvėje 160A arba viename iš mūsų objektų. Objektų turime visoje Ukrainos teritorijoje. Skambinkite, susitarsime dėl laiko ir susitikimo vietos.